9 Tautvydas gyvenantis Kauno rajono Vilkijos miestelyje serga liga, kurios gydytojai negali įvardinti. Nors tyrimai buvo siųsti net Olandijos medikams. 9 metų rezultatas tai, kad mes turime tą, ką turime ir nežinome, dėl ko tai yra. Taip, mes turime savo prielaidų, savo įtarimų, dėl tikslios ligos diagnozės šiai dienai nėra ir aš nežinau, ar jinai bus. Mažylis gimė sveikas, tačiau antrąjį jo gyvenimo mėnesį, kai kūdikis buvo paskiepytas nuo hepatito B, viskas apsivertė aukštyn kojų. 3 parą po skiepų berniukas atsidūrė komoje. Ši tęsėsi net 10 parų. Vėliau jam prasidėjo traukuliai, mažylis nustojo vystytis, sutriko visos jo organizmo funkcijos. Pajungiamas kiekvieną kartą prie dirbtinės plaučių ventiliacijos, kiekvieną kartą jungiamas deguonis, vaikas yra gaivinamas. Tautvydo mama pasakoja, kad visų pastangų dėka berniukas po truputį atsigavo. Jam pagerėjo kraujotaka, pradėjo laikyti galvytę, galėdavo atsiklaupti ir net ėmė vaikščioti. Šeima buvo jau patikėjusi, kad Tautvydukas išsivaduos iš ligos gniaužtų. Juk progresas buvo didžiulis. Mes 7 metus ėjom iki to, kad kažką pasiekti. Galbūt dabar yra tas metas, kada vėl po 2 metų dalinės komos mes vėl pradedam po mažą žingsnelį kažkiek tai eiti į priekį. Tautvydo tėtis turi stuburo išvaržą, tad berniuko kilnojimas tenka mamai. Dėl šios priežasties Tautvydukui labai reikalingas specialus keltuvas, kuris padėtų jį kelti į vonią, iš šios į lovytę, o iš lovytės į kėdę. Ne tik mamai būtų lengviau, bet ir mažylis nepatirtų tiek streso. Mat dažnai kilnojamas jis įsitempia, patiria psichologinį diskomfortą, o keltuvas gan brangus ir nekompensuojamas. Šiaip įdėjus į vandenį, Tautvydui reikia antro žmogaus, kad laikytų galvą. Ne, jis kitaip iš karto, jis nelaiko pats galvos. Pernelyg brangi minimalias pajamas gaunančiai šeimai ir Bioptron lempa reikalinga vaikui ant kulniuko atsirandančioms praguloms gydyti bei krūtinkaulių šildyti, nes taip stiprinama berniuko imuninė sistema. Ir specialus stovas, kuris padėtų Tautvydą ir maitinti, ir vežti į lauką, o taip pat leistų būti vertikalioje padėtyje. Šio stovo dėka vaikui neatsirastų pragulų, jis psichologiškai geriau jaustųsi, nes matytų supančią aplinką. Būna tas silpnumas, kai kitą kartą pagalvoju, nesakysiu, kaip pagalvoju, bet tada vėl pasakai, kad tu turi eiti į priekį, tu privalai būti stipri ir tiesiog vėl pasižiūri į Tautvydą, jisai nusišypso ir vien ta jo šypsena atperka, atrodo, viską.